Stumdomės tokioj neįdomioj daly dabar, kaip atrodo apačia Bitcoino treidas. Tobulas price actionas būtų mes išėmėm visą šitą zoną, ar aš kalbėjau, man atrodo, apie Bitcoiną va čia. Kalbėjau apie tokį price actioną, kalbėjau bendraja prasme šiaip apie open interest, kad yra netitikimas ir kad toks tolimesnis kilimas nėra sustainable, jis neįmanomas yra, nes tiesiog open interest rodo vieną, chartas rodo kitą ir neįmanoma, kad mes toliau kiltumėm. Ir aš pažymėjau truputėlį aukštesnę zoną, ar ne, bet price actionas koks būtent buvo. Kylam ir ją pačią susiraunam. Tai realiai tas ir įvyko, ar ne, kad kylam, čia mažas nusiramimas buvo ir šitoj vietoje jau turim normalų kritimą. Tai būtent apie tai ir kalbu ir nuo šito taško mes turėjom kritimą per 3,5%, kas yra labai daug, kalbant būtent apie Bitcoiną. Solana. Labai gaila, kad partial take profitas nebuvo hitintas šitoj vietoj, čia būtų kažkur apie 600 profito ir čia 2,4 būtent šitoj vietoj. Taip turėtų atrodyti setupas. Toliau laukiam, labai noriu, kad Extreme discount zoną paimtų. Tiesiog pagaliau nueitumėm į apačią ir gautumėm tą jau tikrą bounce ir gautumėm mūsų take profitus nuo short, ar ne, nes profitas irgi gražus, būtų galima dabar uždaryti, bet mes įsivaizduokim, kad dabar uždarom treidą, tai mes neturim ką daryti ir mes realiai uždarom, ne vidury range, mes esam vis dar discount sekcijai range, tačiau tiesiog kvaila šitoje vietoje būtų, nebent negalit aktyviai treido prižiūrėti ar kitokias priežastis, dėl ko negalit prie to treido truputėlį ilgiau pasilikti, jo stebėti, tada jo uždarot ir iš naujo darot analizę, bet jeigu galit, jeigu turit laiko, viskas labai paprasta, tiesiog stebėm toliau price actioną, kuris toliau vyks ir stengiamės, kad hitintų mūsų zonas. Tai vat. Pereikim dabar chartus, man atrodo, ar ne? Pereikim chartus, kad pradėkim nuo USDT dominance. USDT dominance norėjau, kad šitą zoną hitintų, tai kol kas mes niekur aplink šitos zonos nesam. Esam štai šitoj vietoj, o aš noriu šitos vietos. Čia yra nustatytas ar ne price alertas, kai kaina ateina čia, aš gaunu pranešimą ir tada galiu jau veikti kažkam. Galiu spręsti, noriu atidaryti treidą, galiu pradėti naują analizę daryti ir taip. Bitcoinas apie tą netitikimą visiems naujiems žmonėms, kurie galbūt su volume arba open interest nėra susidūrę. Tai kai matote, pavyzdžiui, ar ne, pagalvokit kaip ir apie gyvenimą, kad gyvenime, kai yra kažkokie tai netitikimai, jie dažniausiai yra matomi, jie yra nelogiški, ar ne, nes kaina štai taip toliau, ar ne, leidžiasi į apačią, o open interest treidų didėja. Kaina mažėja, treidų kiekis didėja. Ir tai yra netitikimas rinkoje. Toje vietoje mes galime sulaukti kažkokio dar papildomo silpnumo, kad, pavyzdžiui, šitas laikinas kilimas, jisai nebus sustainable, arba kaip lietuviškai, neįmanoma, kad jis toliau ar ne galėtų taip ir kilti. Bet kažkas turi šitoje vietoje nutikti, nes tai nėra natūralu. Šitas jau kritimas yra natūralus, viskas šitoje vietoje gerai. Tai kai tokius dalykus pradedat matyti, treidinti ekstremalias zonas yra praktiškai neįmanoma, kad būtumėt nepelningų ilgesnių laikotarpių, nebent labai kvailai kažkaip elgiatės, bet turėtų būti principe viskas ok. Solana, lygiai taip pat kaip Bitcoinas, nafta bando išlipti iš range'o šitoje vietoje ir nebandė ir sugrįžta vis atgal į zoną. Tai šitoje vietoje naftos treidą noriu aktyvuoti tik tada, kai mes atgal sugrįžtam į zoną ir padarom kažkokį tai didesnį breakout structure. Mes dabar esame ant valandinio time frame, pavyzdžiui, 30 minučių. Super būtų gauti čia. Jeigu po šito taip kaina ir pradėtų leistis, ar ne, po šito liniją, puiku, jau po truputėlį galim galvoti apie treidą. O kol kas, kur nėra didesnio breakout structure, mes galim treidinti kažkokias tai supply zonas, bet kadangi aš su nafta dar pakankamai neturiu daug patirties, tai aš niekur neskubu į treidus, treidinu pagal savo strategiją ir laukiu tikrų gerų konfirmacijų, ar ne? Nes jeigu šitoje vietoje mes padarom breakout structure, reiškia palendam po šituo,
sugrįžtam į range'ą, aš galiu treidinti vėl šitą range. Ir aš nuo premium sekcijos, ar ne, aš noriu shortinti. Labai paprasta. Labai paprasta šitą. Sinaikinsiu. Nafta. Auksas. Galima treidinti šitą mini range'ą, bet vėlgi mes per visą šitą laikotarpį turėjom ar ne tokį price actioną. Nuo kovo 2 mes tik į apačią ėjom. Ir dabar po truputėlį pradedam laužyti struktūrą. Ir šitoj vietoj būtų optimalu mums gauti longą. Šitoj vietoj mes galim longę būt, bet šitam mažesniam range mes norim longo bent jau nuo to žemesnės dalies. Bent jau nuo čia. Užsidedam alertą. Kažkoks trend shiftas yra, gali būt, kad gausim bullish momentum. Sidabras. Lygiai tas pats kas auksas. Euro USD. Mano pažymėta zona. Atsilaikė. Pradeda laužyti struktūrą į viršų. Break of structure. Break of structure. Ar esat kas nors Euro USD pagal mano zoną longę? Jeigu esat, parašykit. Bet irgi kol kas stebiu price actioną, nes nesu iš esmės treidinęs Euro USD, pagal struktūrą šiaip turėtų visai gražiai treidintis, bet kol kas irgi neskubu. Treidinu tą, ką moka, tai treidinu Bitcoiną, Solana, bendrai kripto. Ir kars nuo karto pradedu naftą, auksą dadėsim, sidabrą ir Euro USD. Jeigu norit prie mūsų prisijungti, kaip visada, nuoroda yra Oskaras Trading, oficialiai mūsų svetainė. Štai taip atrodo, spaudžiate įsigyti narystę. Įsigijat narystę, sujungiat Discordą su puslapiu ir gausit prieimą prie visų mūsų treidų. Turim štai tokius rezultatus mūsų narių, kurie treidina auksą, sidabrą, naftą, S&P, NQ. Čia yra vienas iš mūsų analitikų. Gražus teigiami rezultatai. Tai turim daug narių, kurie treidina. Čia vieni rezultatai, čia yra kiti VIP rezultatai. Čia aktyviai kripto treidinam, atsiliepimai mūsų narių. Galit pasiskaityti, kol aš dabar scrollinu, tiesiog sustabdyti ir pažiūrėti, ką nariai sako apie mūsų paslaugas. Ir tada faktas gaunat mokymus, kuriuos galit peržiūrėti ir siūsti namų darbus ir taip pat gaunat visus irgi mano treidus, mano setupus, mano mąstymą, mano analitikų mąstymą, mano instruktorių mąstymą, kur įeinu į kokius treidus ir taip toliau. Turim dar daugiau paslaugų, 1-ant-1 mentorystė, būtent botą, kurį paleidau, ar ne, kur irgi matėt visą seriją, tikriausiai, jeigu nematėt, nueikit pasižiūrėkit, refreshinkit ir matysit, challenges bus. Oskaras Trading Challenge nuo 1000, kad ir paskutinę dalį pažiūrėkit ir matysit visą statistiką. Tai ir viskas, o jeigu norit privačiai susisiekti tik 2 būtais. Telegramas susisiekti privačiai ir Instagramas. Galit ar per asmeninę, ar per darbinę susisiekti. O jei norit tiesiai į grupės iššokti, tai oskarastrading.lt. Ir viskas. Šiandienai tiek, pasimatysim, man atrodo, rytoj ir jeigu esate kokioj pozicijai, tai irgi stebėkit struktūrą, jeigu ką, nebijokit biškį anksčiau uždaryti. Geriau žalia diena negu vėliau kažkokia tai raudona diena, ar ne?